Sveiki, tai šiandien pristatysiu dar vieną metodą skirtą longitudinio tyrimo arba eksperimentinio tyrimo, kai yra tyriamųjų stebėjimas laiko eigoje metodą, vadinama angliškai Linear Mixed Effects Models, lietuviškai tiesinės mišrių efektų modelis. Na ir pradžiai turbūt kam jisai skirtas ir užvis svarbiausia, kuo jisai skiriasi nuo kartotinių matavimų ANOVOS, nes tikrai tarp jų yra nemažai panašumų, bet yra ir nemažai privalumų būtent tiesinio mišrių efektų modelio atžvilgių ANOVOS. Tai trumpai labai apskritai apie abu metodus, kada priklausomas kintamasis, tas vadinamas outcome variable yra kiekybinis, turėtų tenkinti normalumo sąlygas, ANOVai labai griežtai, mišrių efektų tiesiniam modeliui šiek tiek tos sąlygos netokios griežtos, aišku, reikėtų ten pasižiūrėti asimetrijas, skirstinį išskirtis, į tai jau nebesileidžiu į ABC. Tai va yra, sakyčiau, privalumas, kad tiesinis mišrių efektų modelis puikiai dirba su trūkstamais duomenim, nes kasgi vyksta stebint tyriamuosius, jeigu turim, kaip mano atveju, šios demonstracijos 3 taškus, tai antram turėsim šiek tiek mažiau, trečiam jau gerokai mažiau. Tai va, tai tiesinis mišrių efektų modelis puikiausiai tvarkosi, kada yra trūkstami duomenys ir panaudoja visus esamus. Tai yra tyriamasis gali turėti 2 taškus, 1 ir 2 arba 1 ir 3. Na, mūsų atveju to nebus, jeigu tyriamieji nebaigė eksperimento, tai po metų jie nebuvo tyriami pakartotinai, bet galbūt kituose tyrimuose tai bus, kada tyriamieji neturės 2, bet turės 3 tašką. Tai va, tai toks arčiau realybės, kada turim longitudinį tyrimą su nubyrėjimu. Na, o 2 ir 3, sakyčiau, yra patys svarbiausi, kada tiesinis mišrių efektų modelis, jisai leidžia individualias variacijas, variabilumą, tai yra, kada individo pokyčiai yra netokie patys, net jeigu, pavyzdžiui, 2 individai priklauso tai pačiai poveikio grupiai, arba 3, tai jų pokyčių trajektorijos gali būti absoliučiai skirtingos. Vieno be pokyčių, kito šiek tiek didėja, trečio šauna į viršų, taip, kažkurio galbūt netgi šiek tiek leidžiasi žemyn, tai yra vadinama individualiu variabilumu, kuris atsižvelgia į kurį atsižvelgia būtent tiesinis mišrių efektų modelis ir vadina random effects arba atsitiktiniais efektais, būtent kuriuos lemia skirtumai tarp tyriamųjų. Plus leidžiamas skirtumas tarp tyriamųjų tyrimo pradžioj, tai jeigu ANOVA labai griežtai reikalauja, kad visi tyriamieji pradžioje eksperimento nesiskirtų tarp grupių, tai šiuo atveju tiesinėme mišrių efektų modelėje į individualų variabilumą atsižvelgiama ir šie skirtumai leidžiami. Toliau yra tokios sąlygos kaip homogeniškumas, sferiškumas, kurios privalo būti tenkinamos ANOVOS ir kartotinių matavimo ANOVOS atveju. Tai būtent tiesinio mišrių efektų modelio atveju to nebūtina. Kas tai yra sferiškumas, kada tai yra užkietinta sąlyga, jo koreliacija tarp 1 ir 2 taško, 2, 3, 1 ir 3 taško bus tokia pati. Tai būtent tiesinis mišrių efektų modelis yra lankstesnis ir leidžia tuos skirtumus ir ta sferiškumo sąlyga yra nereikalinga. Tai irgi, sakyčiau, yra arčiau realybės, nes jeigu mes matuojame tyriamuosius 3 kartus, tai logiška, kad tarp 1 ir 2 taško galbūt bus stipresnė koreliacija negu tarp 1 ir 3, arba tarp 2 ir 3 bus stipresnė koreliacija negu tarp 1 ir 3 taško. Na ir aišku, tos koreliacijos priklauso ir nuo individualaus variabilumo ir pokyčių.
Na ir apibendrinant, tai yra toks gal arčiau realybės tinkamas metodas, atsižvelgiantis į variabilumą individualų, atsitiktinius, ne tik tai fiksuotus efektus, tokius kaip laikas ir grupė, leidžiantis nubyrėjimą, netoks griežtas normalumo, nereikalingas homogeniškumo, sferiškumo patvirtinimas ir turbūt esantis tikrai arčiau realybės ir gyvenimo negu kartotinių matavimo ANOVA. Beje, ANOVA yra eksperimento įrašyta mano YouTube, pavadinta eksperimento duomenų analizė, kai yra daugiau negu 2 matavimo taškai. Tai būtent tą patį su daugiau galimybių ir gyvenimiškų niuansų daro ir tiesinis mišrių efektų modelis. Na, aišku, kad priklausomas kintamasis kiekybinis, fiksuoti faktoriai dažniausiai yra 2, tai yra priklausimas grupiai ir laiko taškas, ten 1, 2 ar 1, 2, 3, beje, tiek ANOVai, tiek LMM tam tiesiniam mišrių efektų modeliui yra nebūtinas 3 taškas, jeigu turim tik 2. Galima tiek vieną, tiek kitą metodą taikyti, tik tai tada turėsim pokytį prieš ir po. Na, jeigu turim 3 ar daugiau taškų, galim kalbėti apie jau trajektoriją laike. Na ir kovariatės gali būti, tai yra kontroliuojantis kintamieji, aš demonstruosiu su jom, jie gali būti, gali nebūti, dažniausiai kovariatės taip pat yra kiekybiniai kintamieji. Tai tiek ANOVai, tiek tiesiniam mišrių efektų modelyje jas galima nustatyti. Tai va, jeigu kažką ir pamiršau, tai pasakysiu eigoj. Dabar duomenų lauko paruošimas. Jis yra kitoks, jeigu tai būtų ANOVA, mūsų priklausomas kintamasis BAS2 score, tai yra, kadangi dirbam su kūno vaizdo tyrimais, tai yra pozityvus kūno vaizdas vertintas Body Appreciation Scale 2, tai yra antroji versija kūno pripažinimo skalės. Na ir iš to, kaip tyriamosios visos bėbo moterys atsakė, buvo išskaičiuotas balas, kurio aukštesnė vertė rodo labiau pozityvų kūno vaizdą ir aukštesnį kūno pripažinimą. Tai va, jeigu čia būtų ANOVA, mes turėtume 1, 2 ir 3 matavimą to paties balo. Neturim čia, nes to reikalauja būtent tiesinis mišrių efektų modelis. Mes laiko efektą turim kaip stulpelį, tai yra reikšmės išdėstytos stulpeliu žemyn. Tai mes taip ir vadinam, ar reikia bazę paruošti stulpeliu žemyn, ar eilutė į dešinę. Tai šiuo atveju stulpeliu žemyn. Na ir matom, kaip kinta tyriamieji 1, 2 ir 3 laiko taške, tai yra jų skaičiai mažėja dėl nubyrėjimo. Na ir trumpai tada apie tas grupės, kas čia buvo daryta. Grupės turim 3, na ir kiekviena grupė, 1, 2, 3, turime laikę 1, tada prasideda laikas 2 ir taip toliau. Tai buvo 3 grupės, 2 iš jų poveikio ir 1 kontrolinė. Tai buvo tikslas eksperimento patikrinti 2 skirtingų fizinio aktyvumo pratybų poveikį pozityviam jaunų moterų kūno vaizdui, nesportavusioms anksčiau, ir kontrolinė grupė, jį pasitarnavo tiesiog kaip palyginamoji, kuri poveikio negavo, bet buvo testuojama paraleliai su besimankštinančių merginų grupėmis. Na ir anketuojama buvo prieš pat eksperimentą, tai yra prieš pirmąją treniruotę, po 8 savaičių eksperimento ir po eksperimento praėjus apytiksliai metams, 12 mėnesių, dar kartą anketavome, tiek merginų, kiek jų liko ir sutiko, atsiliepė į kvietimą būtent to poveikio išliekamumo vertinimui. Tai yra baseline arba prieš 8 savaitės iškart po eksperimento ir nuo eksperimento praėjus 12 mėnesių. Dabar jeigu norėčiau pasižiūrėti į tyriamųjų skaičius, konkrečiai jau tose grupėse, pasinaudosiu split failų. Paprašysiu, kad laike parodytų ir laike kiekvienam laiko taške išskirtų į grupės. Čia tiesiog užsidėjau komandą skaidymui. Na ir paimsiu tą paprasčiausią deskriptyvą to mūsų priklausomo kintamojo. Taip, minimumas, maksimumas čia mums nebūtinas, užteks vidurkio.
Na ir, pavyzdžiui, funkcinės pradėjo 24 merginos, baigė treniruočių ciklą 22, po metų sutiko atsakyti 15. Na ir aišku, ir kitose ten kontrolinė 87, 48, tik 17 beliko po metų, tai vėlgi yra realybė, su kuria tiesinės mišrių efektų modelis gerokai geriau susitvarko. Dėl to, kad panaudoja visus duomenis, nežiūrint, jog yra nubyrėjimas. Na ir čia galim matyti tą pliką nuogą, kol kas nekoreguotą pokytį nirvanos funkcinių ir kontrolinėse grupėse. Tarkim, funkcinių tas body appreciation score buvo 3,2, 3,79, 3,77, tai lyg ir antram, trečiam taške iš plikos akies žiūrint, tie balai buvo aukštesni. Tai va. Tai prisimenam, kad reikia stulpelių žemyn, ar ne, kur matavimai ne į dešinį išdėstyti, bet kiekvienas laiko pirmas, antras, trečias matavimas pakištas po apačią, juos atskiriant laiko kintamuoju. Na ir turi unikalų kodą kiekviena tyriamoji mergina, tai kaip jau jūs čia tą kodą sukonstruosit, kuriame etape priskirsit, tai jau čia jūsų reikalas. Kiekvienas tyrėjas turi savo sistemą, kadangi mes čia negalim vesti asmeninių duomenų, kontaktų, turi būti duomenys nuasmeninti, tai va, tai yra jos suskirstytos, kiekviena tyriamoji turi individualų kodą, unikalų, neatsikartojantį, na ir aišku, jeigu šita mergina dalyvauja antram taške, trečiam taške, jinai turi tą patį kodą, pagal kurį programa tiesiog tuos tyriamuosius identifikuoja, galime taip sakyti. Gerai, tai tą split failą nepamirškite atšaukti arba resetą, jeigu neketinat toliau naudoti, jeigu ketinat analyze all cases, tada splitinimas tiesiog išsijungia. Na ir aš čia prieš tai dar turėjau pasidarius koreliacijas, beje, su baze į dešinę reikėtų koreliacijas daryti, kur išskirta yra 3 grupės eksperimento ir yra matavimo taškai jau 1, 2 ir 3. Taip, tai matom, kad stipriausia koreliacija tarp gretimiausių taškų 1 ir 2, bei 2 ir 3, tarp 1 ir 3 jinai yra silpniausia, būtent funkcinio treniruočių grupėje. Na ir aišku, visos yra statistiškai reikšmingos, reiškia, jeigu tyriamoji buvo aukščiau vertino kūno pripažinimą pirmam taške, tai ir antram, ir trečiam atitinkamai vertino taip pat aukščiau. Ten skirstinio testavimas ir skirtis nebegaišiu laiko tą ABC, tai irgi šitą reikėtų padaryti. Kiek išskaičiau, nereikia skaidyti grupės, pakanka visoms tyriamosioms pasižiūrėti tą skirstinio simetriškumą bendrai. Na ir bandom tada eiti prie analizės, kažką pamiršau, pasakysiu vėliau. Mixed Models Linear. Tai unikalus kodas į subjects keliauja, pagal kurį bus nustatomi taip vadinami random arba atsitiktiniai efektai priklausantis nuo individualaus tyriamųjų variabilumo, laikas į repeated, ir čia yra toksai pažymėjimas, kur visos knygos prašo jį keisti diagonal. Taip, tai yra pats konservatyviausias kovariacijų tipas, kuris užkietina sąlygą, kad nebus koreliacijų tarp 1, 2, 2, 3 ir 1, 3, ar kiek jūs ten beturėtumėt taškų. Taip, tai aišku, galima ir tą konservatyvų daryti, bet paprastai rekomenduojama pradėti nuo nestruktūruoto, kuris leidžia tokias koreliacijas tarp matavimo taškų, kokios jūsų tyrime yra, toks kaip liberalesnis. Continue. Na, į dependent dedam priklausomą kintamąjį, į faktorius dedam kategorinius kintamuosius, tai yra 2 arba 3 laiko taškai, paprastai būna 2 grupės, pas mane 3. Na ir amžius, gal čia jis netiek svarbus, nes tyriamosios visos buvo gan panašaus amžiaus. Taip ir KMI, kuris tyriant pozityvų ar apskritai kūno vaizdą, kaip kovariatė, paprastai visada rekomenduojamas įtraukti.
Gerai, dabar fiksuotus efektus nustatysim, kad skaičiuotų statistiką grupiai, laikui ir, kas svarbiausia, interaction tarp grupės ir laiko, kuris leis įvertinti, ar pokyčiai laike tarp grupių skyrėsi ar ne. Aš čia greit suspaudžiau, kad įsikeltų interaction, turi pasižymėti jie abu, tai arba su control ir žymim antrą, arba stovim ant group, spaudžiam shift ir rodiklę žemyn. Tai va, kitaip neįkelsit. Na ir jeigu norit, kad tos kovariatės irgi savo efektus modeliui turėtų, jas irgi reikėtų įkelti į fiksuotų faktorių lauką, nesvarbu, kad įkėlėm pirmam lape lange, štai čia pradžioj. Jeigu čia nebus įkelta, tai tų efektų pagal kovariatės tiesiog nekoreguos ir jos niekur nefigūruos jūsų modelyje sudarytam. Taip, tai fiksuotus efektus nustatėm, estimated marginal means, jeigu norit matyti efektus koreguotus pagal kovariatės trijuose laiko taškuose ir kiekvienoje grupiai, tai šitą rekomenduoju nusistatyti. Na ir save pasižymim predicted values, dabar neaiškinsiu, bet kada jau jį suskaičiuos, įsaugos kaip atskirą stulpelį jūsų bazėje, galėsite labai patogiai panaudoti grafiko gamybai. Jau, tiesiog pasižymim ir pasiaiškinsim vėliau. Na, jeigu ką pamiršau, visada galėsiu grįžti. Taip, tai čia yra grupių skaičius, laiko taškų skaičius, interaction grupių skaičius 3x3 9, po vieną kovariatę. Tai va, kovariacijų tipas, tiriamųjų bendras skaičius. Na ir svarbiausia lentelė tai yra ši, ar ne, kuri duoda efektus, tai yra Fischerio koeficientas ir pi reikšmė. Dabar kiek išskaičiau, visos knygos, vadovėliai, straipsniai siūlo orientuotis į interaction efektą, ypatingai, na, kada turim 3 grupės, ar ne, ir žiūrėti, jeigu interaction efektas yra statistiškai reikšmingas, tiesiog mes galim daryti išvadą, jog tie pokyčiai laike, kurie įvyko, taip, laiko efektas yra, bet jie skyrėsi tarp grupių. Dabar žiūrėti atskirai į grupės efektą, kuris yra nereikšmingas, teigia, jog grupės nesiskyrė, kaip ir nelabai yra prasmės, nes čia yra visi laiko taškai, ar ne? Tuo tarpu laiko efektas, na, jis reikšmingas, ar nereiškia pokyčiai laike buvo, bet čia yra visos grupės, imtina ir kontrolinė, tai kaip sakiau, kadangi turim 2 poveikio grupės, kas galbūt yra ir sudėtinga paskui interpretuojant, taip tai, na, mums tas laiko efektas nelabai ką sako, nes kontrolinė poveikio negavo, o tos kitos 2 poveikio grupės gavo. Tai va būtent interpretuojant rezultatus rekomenduojama vadovautis interaction efektu, kuris sako, jog pokyčiai laike skyrėsi tarp grupių. Kaip skyrėsi, pasižiūrėsim kitų žingsnių. Dabar amžius neturėjo šitiems visiems efektams reikšmės, kūno masės indeksas turėjo, na, mes sukontroliavom, tai kovariačių vaidmuo kaip ir yra atliktas. Na ir jeigu jūs pasižiūrėsite dabar į tą, kur užsidėjom estimated marginal means varnelę, tai jau čia turim realybėje neegzistuojančius tuos skorus, kuriuos matėm čia pradžioj deskriptyvę ar ne, bet jau jie yra pakoreguoti pagal KMI ir amžių, lyg tai visų tyriamųjų amžius nesiskirtų, būtų 22,28 metų ir KMI 22,6 kg į kvadratinį metrą. Dabar sakiau, tą mes užsisaugosim predicted efektą. Taip, tai paaiškinsiu, kas yra ir kaip jį panaudoti grafiko gamybai, nes paprastai, kad turim pokytį laike ir interaction, tai visi daro grafikus. Aš jį pervadinsiu tiesiog predicted. Ką tai reiškia predicted? Užsisaugosiu. Reiškia, kad štai šitos merginos, kuri buvo, atsiprašau, funkcinių treniruočių grupiai, ar ne, prieš treniruotės laiko
atsiprašau, jai buvo 22 metai, jos KMI buvo 21,16, taip, tai jos prognozuojamas kūno pripažinimo balas koreguotas pagal amžių ir KMI buvo štai toks 3,2. Na ir galima pabandyti pavaizduoti grafiškai. Linijinę diagramą imam, kai turim 3 taškus. Jeigu 2 taškus galim ir stulpelius vieną šalia kito dėti. Čia jau kaip autorius nusprendžia. AD Statistic leidžia įkelti kiekybinį kintamąjį, tai jau būtent imam tą prediktintą, prognozuotą, koreguotą pagal kovariates. Na ir laiko taškus paprastai dedam toj horizontalioj X ašy, o pokyčius braižom kiekvienai grupiai atskirai. Na ir dar yra būtina užsidėti paklaidų intervalą, kas ant linijinio grafikų nelabai kaip atrodys, apibrėžta pagal pasikliautiną intervalą, tai šitą reikėtų daryti būtinai. Na, aš siekiant išvengti braukimų ant linijų, tiesiog dėl aiškumo nedėsiu, bet reikėtų uždėti paklaidų intervalą arba tą stogelį vadinamą. Taip, tai turim 3 grupės, na čia akivaizdžiai didžiausias yra pokytis funkcinių treniruočių, žydra linija, nežinau kiek čia video jums matosi, pokyčiai Nirvanos Fitness, tai yra tokia moderni jogos atmaina, kaip ir nebuvo statistiškai reikšmingi, taip pat ir kontroliniai grupiai tie pasvyravimai laike nebuvo statistiškai reikšmingi. Na ir vizualiai bent jau ta funkcinių treniruočių grupė atrodė su mažesniu įverčiu negu kontrolinė ir Nirvanos. Na ir akivaizdžiai šioje grupėje buvo didžiausias pagerėjimas, šiek tiek nuosmukis, tačiau nedidelis tas nuosmukis po metų, tai yra ne trikampis, negrįžo į pradinę liniją. Tai va, na ir tie efektai, grupės nereikšmingas, laiko reikšmingas ir interaction, grupė kart laikas, rodantis, jog pokyčiai grupėse laiko eigoje buvo netokie patys arba skyrėsi statistiškai reikšmingai. Na ir visiems aktualu, o kaip pavaizduoti švarraštyje tai, ką mes čia padarėme, tai čia mūsų nesenai išėjęs straipsnis. Aš šiandien noriu sakyti, kad jis jau labai geras, bet kiekvienas toks pavyzdys suteikia pamastymų jums, kaip tuos savo tyrimo rezultatus pristatyti moksliniam darbe ar pranešime. Na, čia tas flowchartas, neapsistosiu, kuris būtinas, kuris nurodo tiriamųjų įtraukimą, nubyrėjimą, galutinę imtį. Tai čia yra prieš rezultatus metodikoje būtina pateikti. Na ir rezultatai, mano rezultatai prasideda nuo 3 grupių palyginimo prieš eksperimentą. Tai aš demonstravau su ta kūno pripažinimo skalės 2 versija. Na, kaip ir vizualiai ten tos skirtumus matėm, funkcinių treniruočių grupė prasčiau atrodė negu Nirvana Fitness ir kontrolinė, tačiau nebuvo tie skirtumai statistiškai reikšmingi. Toliau irgi, kiek žiūrėjau, autoriai pateikė pliką nuogą deskriptyvą, čia be jokių kontrolinių kovariačių, be jokių pokyčių efektų kol kas, tik tai tie vidurkiai kiekvienoje grupiai 3 laiko taškuose. Na ir paskui svarbiausia turbūt būtų ši lentelė, kada turime kiekvieno faktoriaus, tai yra grupės laiko ir interaction tarp grupės ir laiko Fischerio koeficientus ir laisvės laipsnių skaičių, jie yra 2, atsižvelgiant į grupių skaičių ir tiriamųjų skaičių, na ir pi reikšmes. Taip, kur tuos laisvės laipsnių skaičius rast, ką reiškia, nesiplėsiu, bet jie būna fiksuoto efektų lenteliai, tai yra taip, 1 laisvės laipsnių skaičius atsižvelgiant į faktorių skaičių ir 2 laisvės laipsnių skaičius. Tai jie pateikiami skliaustukuose šalia Fischerio, taip dažniausiai moksliniai literatūroje. Na ir turim pi reikšmes, čia jos tokios pačios 0,467 ir
kitiem dviem mažiau už 0,001, kaip ir outpute, nes tai tie patys yra duomenys. Na ir grafikus paskui dedam. Tai pasivadinam jau gražiai ašis Y, estimated marginal means, estimated reiškia jau nustatytas pagal koregavimą kovariačių, nes, kaip čia pateikė, tai mean ar ne pret, tai taip negalima į mokslinį darbą, čia galima pasiklikuoti, jeigu SPSS nuspręstit darytis ir ar ne 2 kartus ir parašyti štai, ar ne, tokį pavadinimą ašies, kokio jūs norit. Aišku, čia galit ašių koreguoti, storijas, spalvas, punktyrą imti, jeigu norit juodą, baltą ir išryškinti skirtumus tarp grupių. Tai va. Tai turbūt tiek. Čia, aišku, aš jau demonstruoju apeidama visus ABC magistrui arba rašančiam disertacinį darbą mokslininkui. Taip, tai nekalbama čia buvo ir apie skirstinius, apie preliminarią analizę, išskirčių testavimus, kovariačių sampratą, apskritai daugiaveiksnės analizės ar interaction sampratą. Tai va, tai jau turėtume būti pažengę, ar ne, jeigu einam prie tiesinio mišrių efektų modelio. Tai irgi dar kartą priminsiu, kad tai yra metodas skirtas tiriamųjų stebėjimui, tai yra arba longitudinis tyrimas, arba longitudinis tyrimas su poveikiu, tai yra eksperimentas, kai turime 2 taškai prieš ir po, arba turime 3 ir daugiau taškų, siekiant nustatyti trajektoriją arba pokytį laike. Na ir privalumas, kad gali būti nevienodi tiriamųjų skaičiai taškuose dėl jų nubyrėjimo, yra atsižvelgiama į random, tą vadinamą efektą, kuris nutinka dėl individualaus tiriamųjų variabilumo ir aišku, galimas tiriamųjų skirtumas eksperimento pradžioj, kurį taip pat modeliuojant programa į jį atsižvelgia. Tai tiek ir tikiuosi kažkam bus naudinga.